Buongiorno. Einam su vandenuku į haiką. Turistų trepas 14 euriukų už vieną fotkę. Aleliuja. Kas čia? Einam. Loseris. Ei, tu lūzeri. Loseris. O dabar mes sėdim, liko 20 minučių iki vieno dalyko, kurio abu bijom. Apsauginis, kaip visuomet. Aš matau baimę visų akyse. Nenustoja čia, ne aš įsivažiavau. Tai dėl šitos vietos realiai čia visi ir važiuoja. Ką tik turėjom pirmą pažintį su mano žmonėm. Buongiorno. Buongiorno iš džiunglių. Pradedam pagaliau tyrinėti šitą Elą miestelį ir pirmas dalykas, aišku, kas bus? Haikas į Little Adams Peak. Padarėm didįjį Adams Peak, dabar mažai darysim. Čia turėtų būti lengvas, bet man blauzdos vis dar skauda belė kaip. Dar skauda? Jaučiu skausmą kiekviename žingsnyje. Man normaliai. Nu bet zin, užlipsim. Šiandien yra tokios įdomios veiklos. Skirtingi dalykai. Tai pradedam nuo pirmo ir palaipsniui įsiaiškysim, ką čia veiksim. Žingsniukas po žingsniuko parodysim jums mūsų dienos veiklas. Dabar yra 6 ryto, visas užtinės dar. Tu ne? Šiandien mes ryte atsikėlėm, galvojom, pasidarysim ir kavytės, ten mačiau yra kažkas įdėta. Užkaičiau visą vandenį mūsų tą butelį ir jau darau kavą, įpilu ten tus miltelius iš pakelio, žiūriu creamer, ten tos pienas feikinis. Tai joks nusivylimas didelis buvo rytą. Ir dažniausiai biškį pirkšleno, kad vandenį sunaudojau į arbatinuką. Krano vandenį Ir galima. einam į haiką ir sako, tai per be vandens eisi. Nieko atsigerti, nieko pavalgyti. Bet sustojom čia pačiai, prisiparkavom ir buvo restoranas. Rytas nusipirkom 2 butelius vandenuko. Kainavo 2 eurų. Viskas normaliai. Tai dabar einam su vandenuku į haiką. Neištrokšim. Čia jau gražus vaizdai. Čia jau gražus Toks vaizdai. rūkas dar net saulėtekio nesimato. O, čia jau geriau negu traukinys tas. O, tikrai gražiai. Šiandien ryte pasikėlėm ir jau taip pabiški, va kaip dabar matot švito. Gražiai pro mūsų langus didelius. Taip gražiai. Džiunglės visur kalnai aplink. Labai gražu. O, žiūrėkit, koks kalnas. O tu ten turbūt rytoj lipsi. O, žiūrėk, kambarį nuomoja ant medžio. Rums 1000. Rūms. Gal čia viršai miegot yra? O, čia tikrai jau labai gražu. Na ir pagaliau va, Little Adams Peak ženklai. Visi jau grįžta, mes esam pavėlavę. Visi jau čia 5:30 pradėjo eiti. Mes jau tie, kurie pramiegoja, taip pat saulėtikį. Visi jau grįžinėja, mes tik tai dar reikia. Kodėl jie čia visi atvažiavę su savo tuktukais? Nežinau. Reiškia, ir mes galim, nes jie va ką tik įsinuomavę. Palauk, čia tas Ravens Beach Club. Pakeliui va į Little Adams Peak yra toks va map, toks žemėlapis ir mes esam čia. Oi. Tada eisim čia. वो 15th was Iki pat galo. 14. Ei. जो आगे लोग जा रहे थे ना Little Adams Peak va. 14. Eini? Turistų trepas 14 euriukų už vieną fotkę. O čia tas baseinas, kur norėjai. Tai va, sakiau čia. Tu sakei ne. Va čia visai geras šitas baseiniukas yra. Aš vakar žiūrėjau, kiek kainuoja bilietai. Čia tipo čilinti, Whirlpool yra, tas lovas pasideginti. Iš fotkių atrodė didesnis ir gražesnis, turiu pasakyti. Vienas tipo single bed, vienam žmogui 3 valandom 28 eurai. Duoda rankštastį ir duoda gultą atsigulti, pagulėti saulėj. Plius dar gėrimai ir visa kita. Bet labai jau Bali vibes padaryta. Ir rašo netgi internete, kad nuo Bali nukopijuota kaip ir. Kur supynės ten ir balis. Jo, bet vaizdas gražus tikrai iš baseino, kas nori ten gražių fotkių, vėl Instagramai, ten tatatam, tai čia atvykti tai yra tikrai gražu. Nu, tik tais 28 eurai už pagulėjimą, pasideginimą prie baseino. Čia labai lengvas haikas, reikia pasakyti, visada eina tiesiu takeliuku. Ką tik buvo vapšiai išasfaltuotas, dabar tik tai žvyrkeliukas. Super lengva, nepervargsit. Jaučiu 30 minučių ir užlipti. Čia yra labai daug visokių pramogų padaryti turistam. Zipline, rappelling,
su šitais keturačiais, climbing wall, mega jump, upsailing. Žodžiu, visokiem pomėgiam, visko yra. Čia grinai toksai adventure park. Advančia. Adventure. Adventūrė. Adventūrė. Dabar einam tarp arbatos laukų, va, pagaliau vaikštom normaliais takais tarp arbatos laukų. Va, nusiskink savo lapą, suplykysi. Jo. Arbačiukis. Paskutiniai metrai jau nėra šitų laiptukų. Tiesiog takelis ir akmenų išmušta. Bet man rodos jau beveik atėjom. Kiekvienas įveiksit šitą haiką, nėra sunkus. Lengvas, o do not enter. Kaip suprast? Ai, čia. Ok, apgavau. Dar yra laiptų. Aleliuja. Čia tai gražiai. Dar į viršų ten reikia paeiti iki paskutinio taško. Arba į kitą pusę. Tai einam pirmą iš čia. Einam. O tada į kitą pusę. Galite ir ant akmens atsisėsti. Ir bam. Fotkina mane. Kilkit anksti, nes vėliau temperatūra bus didelė ir kankinsitės. Dabar dar easy. Čia kaip kūrė. Baisiai kūrė. Užstrigo tyrinėtoja. Kas čia? Einam. Į visas pusės matosi nuo kalno. Kaip čia gražu. Įspūdinga graži vieta irgi. Ir labai faina, kad ilgai nereikėjo haikinti, tik tai pusvalandukas ir mes čia. Toks dar rūkas čia. Wow, saulės net sunkiai matas. Išgerkim, broliai lietuviai. Vaninuko pertraukėlė. Kaka! Keker. Kaka! Vienas žingsniukas ir Ir nebėra tas. labai faina. Labai fainiai. Bet yra dar haikas. Čia ne pabaiga žmonės. O ten yra toliau. Tik takeliukais. O ten va žmogeliukai maži. Ten ir einam. Jo, čia. Čia jau žymiai rimtesnis haikas. Yra reikalų. Čia ir pakop biškį reikia. Netoks jau ir Little Adam. Čia jau nebe Little Adam, čia tas Adamstone. Kas? Adamstone. Nėra tokio. Ten kažkoks stone. Ella Rock yra tik tai, o ne Adamstone. Ella Rock mes rytoj darysim ten 4 valandas haikių. Bet ten tos lentos rašė kažkokį pavadinimą čia. Eik, Buvo 14 ir 15. neklausykit jos. Neklausykit jos. Pasižiūrėk šitą, yra žemėlapis. 15 taškas yra. Žiūrėk, kur žiūrai. Tu žiūrėk, kur žiūri. Lipk ir nenusičiuošk ant subinaitis. Nelaukia manęs mylimoji. Pabėgo. Žino, kad skauda blauzdas. Tai dabar varo pirma. Atsikeršys už visus kartus, kai aš pirmas varau. Ne? Loseris. Ei, tu lūzeri. Tu lūzeri. Loseris. Tuoj apdėsiu ir pabėgsiu. Aš tave tik praleidžiu dabar. Kad pafilmuoti. Kad tu kankinies. Eik, tu jį. Jokio skausmo. 100% pure energy. Dehidratavę 100%. Kodėl? Nes vandenį supylė į patinuką. Jiem vis dar skauda tas vanduo. Vaizdas vis dar labai gražus. Dabar skaityk nusileidom nuo ten. Dabar reikia kilt.
tokį va, aukštį. Ai, viršų nėra taip jau bais. Viršų visada lengviau nei į apačią. O kai reiks nusileisti? Nu, tada jau galvosim. Čia jau toks. Nėra sunkiausias dalykas mum. Užkopėm ir va, apsauginis, kaip visuomet. Koks tu gražus. Leidžia glostyt? Aišku, kad leidžia. Visas apsimiegojęs. Ejam su manim. Tiesiog. Kai geras, čia pilna žmonių buvo, kai sėdėjom prieš ten kalniuku. Dabar atėjom ir zyro. Visas kalnas tik mum. Dar vienas cučiukas. Cučiuk. No reaction. Visiškai dėti. Nezyra. Net nejuda. Bet labai jau švarus, gražus jie čia kalnuose. Geriau prižiūrėti negu mieste. Jau geriau kalnuose gyventi. Toli nuo šiukšlyno. Toli nuo žmonių. Tai atėjom nuo to kalniuko. Dabar esam čia. Panašus vaizdas. Gal į tą pusę matytųsi kažkas, bet labai didelis rūkas. Toks dulkus, na. Ir dar galima toliau eit leistis iki pat net galo. Bet ten tikrai neįs. Užtenka ir čia. Kai čia juokinga žiūrėti kelią ir kai fūros stringa užkilt. Atrodo, kaip modeliukai paimi ir nustumė. Mėgaujasi vaizdu į telefoną. Mėgaujasi vaizdu į telefoną? Aš valandą laiko žiūrėjau į kalnus. Aha. Filmuoja kaip telefoną pasiėmė. Mes valandą čia nesam. Einam, jau vis tiek jau nebeįdomus, žaidi telefoną, tai reiškia ženklas, kad reikia eiti. Kai jis viską iškraipo, ką tik sakėm, eisim tuoj. Ir sako, kiek valandų, tada man teko telefoną išsitraukti ir dabar viską taip nustatė, lyg aš čia telefoną žaidžiu. Duok dramos žiūrovam reikia dramos, pykčių. Tai va, tu iškraipai realybę. Oh, yes. Ir grįžimas, aišku, tuo pačiu keliu. Vėl į kalną. Statų kalną. Kada čia baigsis? Tai toks buvo mažojo Adamo žygis. Arba tiksliau, žygis į mažąjį Adamą. Kas Little? Mini Adam Speak, Little Adam Speak. Su tiek jėgų, kiek turiu, jis netrodė labai mažas Adamas. Atrodė didelis Adamas. Jeigu dabar, jei šiandien reikėtų į tą Adam Speak lipt 6000 laiptų, ne. Niekaip. Būtų tuk-tuk. Tuk-tuk. Neštų mane kitas močiutis. Šiaip labai gražus. Nėra baisiai sunkus, jeigu pailsėja. Šiandien tiesiog nėra jėgų. Viskas gerai. Viskas. Užlipom. Va, paskutinį jums vaizdelį parodom iš čia. Ir eisim į antrą pramogą. Čia visiškai arti. Į apačią leisdamiesi nefilmuosim, nes jau ir taip parodėm viską. Neįdomu, ne? Parodysim, kaip leisimės į apačią toj. Ai, nu jo. Kitų būdų. Kitų būdų. Neišjungkit, žiūrėkit toliau. Energijos pertraukėlė, pati brangiausia kava, bet pagaliau pirmą kartą geriam skanę kavą Šrilankoje. Tikrą kavą, pupelių, ką tik išmalta, va ten va. Tikrą kavą, nes jie čia tik arbatą geria, pagrinde. O dabar mes sėdim, liko 20 minučių iki vieno dalyko, kurio abu bijom. Vakar užsisakėm, dabar abu myžam į batą. Kaip čia reikės nusileisti? Mes pasiėmėm zipline, 500 metrų maždaug čiuožt, kur greitį pasiekė apie 80 km per valandą greitį. Niekad gyvenime aš nedaris, niekad gyvenime Giedrė nedaris, bet čia bus amazing. Viena ilgiausių ir greičiausių visoje Azijoje zipline. 8 km per valandą pasieksim. Tikiuosi, čia yra labai safe viskas. Vadinasi, Flying Ravana Mega Zipline. O startas prasidės nuo ten viršaus. Reikės kažkoti užlipti. Net nežinau, čia matos kažkas. Tarzanas, taip paskrisim. Ar pasiruošę klikimai? Ar neišlysta kava per kitą galą? Bus rudojo dryžio šou. Reiks nueiti į kitą letą dar. Pirmą. Ką tik buvo labai juokinga situacija. Nueinam mes ten į tą registraciją. Ir sako, ar gali po 9:15 kažką tokio pradėti, nes mes vakar uždarėm tipo 5 valandą ir nežinom kaip cable. Tai double check reikia. Giedri, what do you mean?
What do you mean about cable? Sakau, kodėl uždarėt 5? Nu, tipo, yeah, we went home, sako. Sakau, okay, and what's wrong with the line? Tipo, kas blogai yra su line? Sako, tai nieko, mes tik turim pačekinti. Dvigubas saugumas. Nu, aš labai skaičiau atsiliepimus, kad labai žiūri į safety first, kas ir turi būti tokiuose vietose. Tai čia tiesiog Giedrė biškį netaip suprato. Jinai jau, kaip suprast? Kas su kabeliais? Nu, tai aš turėjau pasiklausti, aš turiu viską žinoti, tai čia mano gyvybė. Hello. Bet užtat va, mes galim dabar čilinti terasikiai, pasimim kėdukių, viską kaip pone. Ir čia gražus vaizdas iš terasos visur. Visi eina fotkintis čia iš tikrųjų. Visi eina fotkintis. Čia tas Aquamenas. Flying Caravan ir va ten mūsų startas. Čiuošim čia. Ir va ten už pusę kilometro yra nusileidimas. What do you mean? What do you mean? What's wrong? What's wrong, Giedrė? What's wrong with the line? Kaip deda rimtų veidų, tas net pasimetė. Tai aš turiu žinoti, jis turi man pasakyti, aš turiu teisę klausti viską, nes čia yra svarbu žinoti, žinai. Ir aš nesupratau, kodėl jie vakar uždarė, tipo, 5 valandą, nes jis taip pasakė. Nes lyjo. Jis nepasakė, tipo, mes tiesiog, darbą baigėm. Jis tiesiog sako, mes turėjom uždaryti ir, tipo, nežinom, kas nuo to laiko. O tai kas buvo nuo to laiko? Kas? Lyjo, gilyt pradėjo. No. Visada patikrinti. Yes, Bet čia nėra problema, mes geras oras, vaizdas į kalnus toks. Eisim dar gal pasimsim kokio vandeniuko atsigert. Sėdėsim ir palauksim tas 40 minučių. Nėra kur skubėti jau. Man geriau sėdėti negu haikinti šiandien, aš nemeluosiu. Lauksiu dabar, kem 5 minutės bijosiu, kaip čia bus. Yra viena didelė problema. Kokia? Praleisim pusryčius nemokamus. Nepraleisiu. Tai kur tu ištrauki? Nepraleisim? Taigi jie padaro pusryčius, kada tau reikia. Nu, bet tai kažkada limitas yra. Tu negali 12 valandą ateiti ir sakyti, aš noriu pusryčių. Čia Šri Lanka, čia nėra limitų. Čia jie viską daro, kad tik tai gautų gerą review. Pamatysi, grįši. Tikiuosi gausim. Grįši 11 ir sakys, sir, madam, please sit, we waiting you. Jeigu aš negausiu pusryčių, bus... Kol mes turim laiko dar apšyčiu, šitas bilietai, kaip Šri Lankai, yra labai brangus. Vakar online užsibukinau, kainavo $33 vienam. Nusileidimas trunka apie 30-40 sekundžių, o visas introduction, paruošimas, instrukcija, saugos instrukcijos apie 35 minutės. Tai pasiruoškit apie valandą laiko užtrukti visam šitam ir pasiruoškit klyk turbūt. Eina savo. Na, aš bišbijau nemeluosiu. Maistą gaminsim. Kaip reikės viską, kaip pas daktarų. Va. Man neskaudėtų blauzdų. Visiškai užsikel. Nesijaudink. Viskas bus gerai. Palauk, kuo tave. Čia tik daug ruošęs, bet nieko nėra, žinai, čia per 2 minutės ir bus baigta viskas. Jam sekundžių. Stipriai verškit, stipriai. Numeris 157 to. Su Wi-Fi, kad jeigu krūmos neįkristų, rastų. Ready? Ar tikrai ready? Imk. Steady go. Aš čia dar kojas prisiveržiau. Žinas jau bijo. Bijau. Kodėl aš tai darau? Ar moku pinigus? Man šita apranga visai patinka. Paspauskit laikų šitą nesąmonę, kur darau. Būtinai paspauskit laiką. Gerai, kad jie prieš mus. Ir neleidžia dar jie, tiem žmonėm labai gerai. Galėsim pažiūrėti, kaip jie. Užtverta. Ane? Nebijok. Aš matau baimę visų akyse. O Jėzus, jinai kaip bijo. Kas bijo? Ten. Jinai toj verks. Jei. Nėra taip jau ir baisiai. Aš tai tikrai rėksiu, aš noriu išsirėkti.
Eit, visiškai fainai. Bus smagu. Kaip čia reiks laikytis? Šitas taip užsidėjęs. Čia laikaisi. Ir aš laikysiu su viena ranka ir su kita filmuosiu. Kad čia laikytis labai mažas. Aš laikysiu su 2 rankom ir dar kojom. O kodėl čia taip nelabai patikimai atrodo? Ką tik susikeikiau, net kaip baisu. Jeigu čia baisus. Ne, nebaisu, jo. 500 metrų žemyn krist, nebaisu. Tu nekris. Mano greitis didelis, o svoris didelis, tai greitis bus didesnis negu tavo. You're from here? Yeah. Oh my god, biškis scary atrodo. Okay. Can I hold myself here? Wait. Don't touch the cable. Don't put your fingers in the stall. You can hold one hand. Other hand, check a video. At the end, before the platform, all the rope. Back. Okay. Now take a seat. I will recommend rope is better, okay? Both legs up. Lift your legs forward. This is your riding position. Good? Yes. Wait. Before get there, Okay. Good? Good. Stand up. Lean back. Don't sit now. okay. High five. Oh yeah. High five. Okay. Thank you. No, just let her Yeah, go yeah, alone sure. and then I come after. One by one, yeah. Yeah. Stay strong. Yes, I will. And I Stay. will both line are ready. Come forward. Bye bye. Next line on it. Oh wait. Take a seat. 3, 2, 1, go. Ai, parvara. Išgyvenai? I'm safe now. Nu, vaikeli, kaip? Kaip kietai. Nebuvo baisu, kai jau paleido. Greitis nėra milžiniškas. Visada sukiojausi, tai matau vaizdus. Aha, aš irgi skaus. Kaip tau? Žiauri, fainai. Visą kelią girdėjus, kai tu klykiai. Žiauri, fainai. Ir dabar free shuttle mus parveš. Jo, parveš mus. Ai, ten jau laukia žmonės. Dabar į tuktuką varo. Hello. Hello. Is it scary? Dabar su tokiu va, shuttle parveš mus. Išgyvenau. Ką tik buvo mano didžiausias išbandymas gyvenime. Eik tu? Nu, tikrai bijojau biškį, bet kai paleido, nebuvo tai baisiai ir sukiojausi visada viskas. Jo, jo. Džiaugiuosi, kad padariau. Aš irgi nebijojau. Visiškai neskeri buvo. Tik tas pasileidimas. Pradžia buvo baisi. Ok, tai užsivedėm ir varom antrą kartą, kadangi pirmą kartą reikėjo mokėti po $33, o jeigu čiuoži antrą kartą, tai vienam tik kainuoja apie 6-7 euriukai. Tai varysim dabar abu kartu, kad vienu metu paleistų. Šiaip labai patiko, tai todėl kartojam. Esame ekrane 9 ir 10. Bijai? Ne, dabar aš jau viskas. Dabar jau jo. Be rankų. Viskas gerai. Tas momentas, kai atidaro vartus, baisiausias. Sit. Ready? Yes. 3, 2, 1.
I feel alive. Šį kartą buvo daug smagiau dar, nes jau nebebijojom nei vienas. Į vienas kitą atsisukė reikia. Bet aš greičiau, kokiom 3 sekundėm nučiažiau. Mano svoris didesnis dėl to. Man tai tas galas pats baisiausias. Aš net susimerkiu visą tokį. Tai gerai, toks yra zipline nusileidimas. Nepigus dalykas, bet tikrai rekomenduojam. Super fun, ane? Yes. Išleidom maždaug 80 euriukų už 2 čiuožimus. Labai geri čiuožimai. Rekomenduojam 10 iš 10. Tikrai labai fainai buvo. Labai smagu. O dabar varysim valgyti. Dabar yra 10:36. Spėja man pasvečiau. Jej. Mato laimingiausią veidą ever. Kai nori valgyti po šitų visų haikų, po ziplainų. Jau šalkus esu, jau tikrai norėsiu valgyti. Noriu valgyti. What? O, gerai, atnešė, aš tikiuosi dar kažką atneš, nes čia tik tai atnešė batoniuko su sviestu ir vaisių ir bananiukų. Ai, nu ir jogurtą. Giedri net nespėjo nufilmuoti, jau kemša. Noriu blynų su šitu šrilankietišku. Bobikai, kas tau yra? Jisai laižo ranką, bet paglaustyti neleido. Šrilankietiškų blyniukų vis dėlto atnešė. Laikas. Nenustoja čia nešti, įsivažiavo. Dar kiaušinukų atnešė. Tikiuosi daugiau nieko nebeneš. Kaip atvirukas. Šiandien va ten sėdėsim ir gersim nealkoholinį aliuką. Nes jau visos arbatėlės jau biškiai atsibaust pradeda arbatėlės. Kiekvieną dieną arbatėlė. O kavikės jie skanios neturi. Nors šiandien gerim, tokia visai nieko. Kas čia? Giedrės tvarka. Pas mane viskas kupriniai. Nu ir čia biškimėtas. Vienu žodžiu, nekreipkite dėmesį į bardaką, mes keliaujam, mes netostogaujam. Nu, mes čia po pusryčių greitai sėdom į tuktuką, prisiparkavo tuktukeris labai gražiai. Ir mes dabar atvykom prie 9 arkų tilto, 9 Arch Bridge vadinasi. Ir mes dabar taip skubiai greitai išlėkiam, nes pranešė lietų, griaustinį, audrą ir jau matosi ten priekį, va pareina. Labai jau tamsu priekį, tai kol saulutė šviečia, mes greitai nulėksim, pažiūrėsim. Kaip Žilvinas sakė, bus arba labai gerai, arba labai blogai. Taip, ais. Bus labai crowdy, labai daug žmonių bus, patariama labai anksti ryte atvaryti. Čia labai daug eismo. Važiuoja ir važiuoja. Tuktukeriai, taksi. Galėjom ir mes čia dar leisis ją pačią. Bet gerai po maistą pasivaikšti. 10 minučių. Ko ten zurzi? Jau stumia ant manęs. Mėgaukis vaizdu. Visur, kur tuktukas pravažiuoja, reikia važiuoti. Palmės visur kalnai gražus. Tai žiauriai gražu. Man patinka. Labai patinka. Man dabar ir patinka į apačią, bet kai reikės grįžti, nebepatiks. Kas čia buvo? Bežionė? Gyvatė. Ir bežionė. Ženklas. Su žiūronais eiti į ten arba ten. Where? We need there? Down there. Down there. And join for the railway track left. Alright, Another thank you. 300 meters more. Okay. Thank you. Thank you. Nu, čia jau su tuktuku nebūtum pavažiavęs. Nu čia parkingas. 100. Mes dabar sutaupėm 100 Wow. rupijų. Ir geriau jau sumokėti jau tą 100 rupijų. Pasivaikščiok po džiunglės, pažiūrėk, kaip čia gražu. Čia realybė. Čia realybė. Daug žmonių. Atėjom visi bėgiais pasivaikščioti. Tai nesuprantu, aš ant tilto, po apačią tilto noriu, o ne ant tilto. Tu. Kažkaip viskas, kas čia yra su traukiniu susiję, yra gaidys. Visiškas gaidys. Kas norėtų eiti bėgiais pasivaikščioti? Tu. Kur tas 9 Arch Bridge?
Tai mes grinai išlinom ten, kur nenorėjom išlysti. Grinai esam ant jo. Daug žmonių. Nu gražu. Nu labai gražu. Einam pažiūrėti. Vau, nu tikrai gražu. Dabar reikia rasti kelią nusileisti į apačią. Tai dėl šitos vietos realiai čia visi ir važiuoja. Kaip matot, fotosesijos vyksta pilnu tempu. Nu bet gražu, gražu. Nieko nepridėsi. Iš ten galima ateiti. Haikas va. Iš visų pusių, iš ten, iš čia, iš visur. Ir tuo traukinys turi pravažiuoti dar. Tai žiūrėkit, mes atėjom pačiu laiku. Prieš 15 minučių, kai traukinukas važiuoja. Opa! Mes šitų traukinių kaip tik važiavom. Kai gražus, žiūrėk, raudonas netgi. Geras. Kaip pasisekė geras. Ir jis specialiai taip lėtai važiuoja. Netgi gal sustos. Netgi stoja po biškį. Va ir tave nufilmuosiu. Ir jie mus filmuoja. Iš vidaus irgi filmuoja. Ir nuvažiavo. Sustoja netgi. Nu, nes ten stotis. Haha, kai geras. Tai mes spėjom pasidaryti haiką, spėjom paskraidyti zipline, spėjom grįžti namo, pavalgyti pusryčius ir atėjom lygiai tada, kai traukinys atvarė. Kaip mums sekasi. Ir dabar turbūt visi pamatė traukinuką ir masiškai eis iš čia. Einam, tilto dabar pasivaikščioti. Jo, einam. Viską pamatėm. Galim būti neatsakingi turistai. Gulk. Na jo. Bet vis tiek nereik lipti. Nu, ant pačio tilto tikrai nieko įspūdingo nėra. Tiesiog vaikštai ir viskas. O, bėgiais vaikštai. Ir nieko. Ir traukinys už tunelio ten parnerė. Pasirodo, tas traukinys ir atgal pravažiuoja. O jau lėtai. Gražiai atrodo. Bet čia kažkoks kitoks jisai atrodo. Ta prasme kitoks. Pažiūrėk, kokia kabina. Čia žiauriai gražus. Nu. Tai pamojuosim konduktoriui. Va, dėdukas koks laimingas. Čia su kavos puodukais viską. Čia kažkoks prašmatnus. Čia turbūt galima pravažiuoti su juo trumpą maršrutą kažkokį. Ir šitą tiltą. Only for rich people, not for us. Užšokį, įlipi ir pabėgi. Važiuoji. O, benzino biškį. Kur tu čia sakei pinigų primėti? Ten va. Ai, va. Pakelk mane už kojų, pasimsim. Nėra labai aukštas. Eisim ten, kur jie. Nieko aš nežinau. Jei jau atvarėm, įspausi maksimumą. Šiaip vaizdas nuo tilto, į priekį irgi gražus. Labai gražus. Į jungle. In the jungle, the giedrė sleep tonight. La 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 la. Šitą iškirps reikės. Mano dainavimą reikia cenzūruoti. Gerai. Mes lipam čia žemyn. Čia gal specialiai įsivažiuoja po 2 kartus? Taip, aišku, kad specialiai. Pirmyn atgal važinėja, kad fotkytės pasidaryti. Gerai, man patinka. Nesigailiu. Like. O čia kiek jau miškuose laukia. Čia visa fotosesija vyksta. Eisim ir mes. Einam kuo žemiau. Mes jau įsivėlėm į arbatos laukus, į apačią. Va, iš čia tai jau atrodo, wow, avyba. Giedrukiai vadovauja, kur čia fotkė tą vieną įspaust. Ten va lysk. Ai, va čia lyst.
Čia nėra praėjimų. Yra, viskas yra. Va. Nu. Nu, per kamerą labai gražu. Kaip kitai tarp laukų. Vau, aš čia galiu tupėti va taip ir filmuoti viską. Čia jau nerealiai gražu. Žvengi iš manęs. Kakoju, netrukdyk. Ką ten filmuoji? Kakoju, netrukdyk. Ką ten filmuoji? Aš čia sėdžiu ir gąsdinsiu turistus, kurie ateis. Nu ką čia filmuoji dabar? Įvertink šitą tiltą. Šitas tiltas man patinka. Aišku, daug žmonių, bet visai fun toks pointas ateiti, nes, ką daugiau veiksi. Ypač čia, tarp plantacijų, ne? Tarp arbatos, va. Ir gražus vaizdas, palmės visur. Traukinys pravažiavo. Aha, traukinukas pravažiavo. Vienu žodžiu, gavom full experience. 110%, įspaudėm ką geriausio, sumokėjom, va tiek, 0. Nes mes prisiparkavom truputį toliau, dabar tik tai mūsų kojos kentės, bet ne piniginiai. Atvarykit prie šito tilto. Giedrė, atsijunk savo žodžius, kur sakei, kad viskas, kas susijęs su traukiniu, yra gaidys. Dabar atsiemu. Dabar šitą vietą labai viską atpirko, bet prieš tai buvo. Ne. Bet dabar viskas gerai. Ir kur mes praeitam vlogėje net nespėjom užbaigti apie tą traukinį, tai jo, mums nepatiko, nes mes turėjom 1 klasėje bilietus. Kaip ir sakiau, jeigu norit kažkiek patirti to gerumo, tai imkit 2 klasę. Mes savo pusę nerekomenduojam ten varyti, bet kiekvienas turi savo pomėgius, tai jei jums reikia fotkės, varykit. Bet nerekomenduoju jokiais būdais 7 valandų turi paimti. Jeigu jau norit labai su to traukiniu pravažiuoti, tik tais 3 valandų. Tik tais 3 valandų. Pablūsit. 7 valandas turistai, kur non-stop ten šokinėja, laksto, fotkinas, klykia. Ne. Tikrai ne. Viskas, ne? Einam iš čia. Einam iš čia. Viskas. We can't wait to go. Ką tik mes sutikom žmogų iš Omano. You can send the best wishes for Lithuanian people. We're doing vlog. Assalamu alaikum. Alaikum. Paprašė fotkę padaryti ir jisai iš Omano. Taip mums papasakojo šiokių tokių dalykėlių. Kai geras. Fotkytę daro Giedrė. Ir dabar trumpas aptarimas. Tai va, ką tik turėjom pirmą pažintį su Omano žmonėm. Su Ibrahim. Ant tiek draugiški, ant tiek pasakoja. Viską papasako, kada geriausias laikas, būtent kaip mes keliausim. Ką dar papasako? Daug, kad... Vienu žodžiu, labai mielas. Ir dantys. O kiek balti. Jo, aš pastebėjau dantis, kokie balti. Kaip iš šito Colgate reklamos. Aš pirmas dalykas, kaip jis paklausė pafotkinti, man, žinai, atkreipiau dėmesį į jo baltus dantis ir galvoju, lemą, reikia mano dantis pasibalinti, aš atsivežus viską su. Kad mums tokių dantukų. Tai reiškia, su mane gerai dantis daro. Ir matas, jisai papasako, kad irgi non-stop keliauja ir visos to šalys, Gulf šalys, visos jos turtingos. Ir jisai matosi, kad irgi prie pinigėlio. Jo. Pasakojo, kad tą kepurikę tradicinę originalį pirko už $1000. Bet mums sako, nepirkit, jūsgi vis tiek vieną kartą panešiosit ir išmesit, tai mes tai nepirksim tokių 1000. Kepurikė tik tais. Nu, tik kepurikė. O ta apranga tipo $90, sakė, kainavo. Nu va, tokia pažintis. Gerai, mes einame į tuktuką. Apie šitą tiltą viskas tik geri žodžiai, neturiu jokių nusiskundimų, nes pravažiavo traukinukas, pasidarėm gražių fotkių, nusileidom į 3 skirtingus pointus, 10 iš 10. Man irgi labai patiko. Džiaugiuosi, kad buvom čia. Sutikom dar žmogų, labai faina. Paplepėjom. Kai būtų jis mano reakcija, matė, kaip jisai sako, I'm from Oman ir man iškart, Oman. Man irgi, aš tokia, Oman. Nu. Atrodo, pažįstama buvom sutikę. Nes aš skaičiau, kad tose šalyse žmonės yra labai draugiški. Tai jei visi tiek plepės, tai mes ten nekeliausim, mes ten tik tai plepėsim. Bet siūlė pasikeis numeris ir nepasikeitėm. Nu va, tai dar pasiūlys daug. Viskas, šiandien diena baigta, realiai nieko nebefilmuojam, pasiliekam savo pusdienį ir vakarą tik savo, o rytoj vėl kyla anksti, tai mes susitinkam rytoj.